Sveiki, prisiminkim, ką mes padarėm su tinklo ryšiais. Dabar laksto veikėjai ir kai susitinka, susidraugauja ir tą ryšį išlaiko. O dabar dar padarysim tokį dalyką, kad galima būtų patikrinti, ar kažkuris veikėjas siejas su kitais ne tiesiogiai, bet ir per tarpininkus. Reiškia, patikrinsim, ar jis gali išnaudoti savo socialinį ryšį, surasti kitus veikėjus. Ten mes sustabdom judėjimą, kad būtų lengviau tvarkytis ir, reiškia, galim dabar matyti. Šitas veikėjas, čia netgi vardai surašyti, V1, V2, o čia kamuolys vienas iš senų laikų, taip išvadintas. Jeigu sieja su kamuoliu vienu, jis biški paryškėja ir dar parašoma prie kamuolio vieno, kad jo siejamas. Pavyzdžiui, nu, šitas nieko kol kas nesisieja. Šitie siejasi tarpusavį, bet su kamuoliu vienas nesisieja. Dabar žiūrėkit, koks burtas. Jeigu aš tą V2 supažindinu su V1, tai jisai jau to pačiu gali pasiekti ir kamuolį vienas. Atsiranda pažymėjimas. Tas pats galiotų ir tiems prijungtiems elementams. Štai, susijam V3 ir dabar netgi ir V5 irgi siejasi su kam1. Spaudį, matom, susiriša. O V6 dar kol kas be ryšio. Na, bet jį irgi būtų galima sieti ir čia tas gautas toks, va, kaip molekulė kokia cheminė susisieja. Dabar bendrai, kokia strategija? Čia visada mes ieškom šiuo atveju siejęs su šito pirmuoju. Bet galima ten tikrinti tarp V2 ir V6. Priklauso nuo aplinkybių. Na, dažniausiai tai turbūt naudojama maršrutui tarp miestų parinkti. Įsivaizduotume, kad čia yra miestai. Tai Google Mapsai irgi kažką tokio naudoja, aišku, labiau patilinguoto. Pats tas visas analizė tokia vadinama matematikoje grafų teorija. Čia yra, jeigu sujungti tarpusavėje kažkokie objektai, tai jau galima pavadinti grafu. Nuo žodžio grafika turbūt, kad taip nupiešta. Taigi, o kokią strategiją taikyti, kad surastum, ar, tarkim, V5 siejas su kam1, nes tų kelių gali būti labai daug įvairių. Čia jie gali ryšių turėti visokiausių, kaip surasti teisingą, nu, nebūtinai teisingą. Šiuo atveju mes ieškosime apskritai, ar įmanoma nueiti iš čia į čia. Tai yra dvi strategijos. Viena vadinasi paieška į gylį, kita paieška į plotį. Taip, paieškos į gylį esmė yra, kad mes, nu va čia dabar turim tokį fiksuotą grafą. Tarkim, čia starto pozicija, čia kitos vietos, kur galim nueiti. Ir paieškos į gylį prasmė yra tokia, kad mes einam per jungtis ir nuėję į kitą vietą, žiūrim, ar yra toliau jungčių. Na, ir jeigu yra, dar einam tolyn. Ir žiūrim, ar yra dar toliau jungčių, tada einam dar gilin. Iš jų dar gilin, o iš čia jau nebėra kur eiti, nes čia mes jau buvom. Dėl to mes tada grįžinėjam atgal į tos vietos, kur dar yra nenueitų jungčių. Čia mes grįžtam, matom, kad čia dar nebuvom. Dar čia paeinam. Paskui čia sugrįžtam. Nu, logika sugrįžti turi tam, kad patikrint, ar nepraleido kokios nors jungties. Pavyzdžiui, kaip čia. Jeigu mes nebūtume sugrįžę į G, mes nebūtume galėję nukeliauti. Tai va, ta tokia dažniausiai patogu katalogams peržiūrėti tokią algoritmo logiką. Bet yra ir kitas būdas. Tai šitas pirmasis būdas vadinasi depth first, tai yra paieška į gylį, o kitas būdas yra breadth first, search arba traversal, reiškia paieška į plotį. Na, jinai tokia gal ūkiškesnė. Idėja paprasta. Irgi, čia mes turim tą patį grafą, bet mes pirmiausia apsižvalgom į savo kaimynus. Pažiūrim, ką turime aplinkui. Tai mes eisim čia, eisim čia, eisim čia. Bet, pavyzdžiui, idėja ta, kad iš čia į čia pereiti tiesiog negali. Tai mes, kai turim jungti, susidedam tuos visus aplinkinius punktus į eilę specialią, į sąrašą. Taip, mes žinom, kad sąraše jau atsiras 1, 2, 3, tada eisim sąraše į šitą elementą ir iš jo žiūrėsim, kas dar toliau jungiasi. Šiuo atveju ne 1, 2, 3 sudėsim, bet A, B, C sudėsim. Iš A galim nukeliauti D, dėl to sąraše į galą dar dėsim ant D. Vėliau kažkada peržiūrėsim. Tai, da
Iš A jau visus apžiūrėjom grįžčius, ateinam į B, iš B peržiūrim, kad yra rašys į A. Jį irgi pasižymim, paskui iš C pažiūrim, kad yra į F. Nu ir toliau ten iš eilės, vėlgi žiūrim, kas yra eilėje, pas mus prieisime prie D punkto ir iš jo randam ryšį į G. Abiejais atvejais mes perinkome visus punktus, kaip sakant, grafo. Tik tais dabar mes labiau pasigilinsim į paieškos į plotį algoritmą. Čia pas mus naujoji stoty buvo interaktyvi treniruotė. Taip, tebūnie. Taip, čia ir matom grafą, matom startinę, kaip sakant, poziciją ir čia pas mus yra eilė, o čia dar yra pora kintamųjų, kurie reiškia eilės dydį, QN, tebūnie N number reiškia galbūt, ir Q index, tai dabartinio aktyvaus elemento vieta eilėje. Ir kaip tai veikia? Čia toks, kaip sakant, pačiam pasižaisti ir kad geriau suprastume. Aišku, pirmiausia, spaudžiam tą elementą, kuris yra eilėje. Jisai, matom, pridėjo savo kaimynus. Čia tie numeriukai, tai yra tiesiog masyvas rutuliukų ir jų numeriai masyve. Bet dar ne toj eilėje, pagal kurią perrinksime grafe esančius elementus. Na, dabar va čia spirtelėse atsiranda numeriukas būtent jau, kuris reiškia jo vietą eilėje. Tai pagal didėjimo tvarką jie čia sudedami į eilę 2, 5, 6. Kas dabar turėtų būti aplankytas? Ketvirtas baigė savo reikalus, tai dabar aplankytas eina iš eilės šitas veikėjas. Jo aplankymo metu mes tiesiog pridedam į eilę dar anksčiau nebuvusius jo kaimynus. Tai 3 ir 9 atsirado eilėje. O kurį dabar spausime, prie kurio pereis dabar algoritmas, prie 5. Dabar jisai eilėje laukia. Tai 5 pridėjo 1, nes trejetas jau buvo anksčiau. Tikrino, kad eilėje jau 3 yra. Taip, 5 eina 6 ir taip toliau. Galų gale mes turėtume kažkokių eilės tvarka, reiškia, pereiti visus. Ir matom, nuo 4 taip plečiasi laukas, reiškia, čia, tarkim, buvo pirmas sluoksnis, čia dabar eina 1, 2, čia šitie bus kaip antras sluoksnis, kas turėtų būti? 1. Ai, šitas irgi priklauso antram sluoksniui, nes nutolęs per 2 ryšius yra. 1, šitie 2 veikėjai, galėtų dar skirtingos spalvom būtų aiškiau. Čia nulinis sluoksnis, čia pirmas sluoksnis, čia antras sluoksnis, o čia dar trečiam sluoksnėje, nes nuo jo yra 3. 1, 2, 3. Ir šitas veikėjas nekričiom, jisai asocialus, šį kartą nedalyvauja grafe. Taip, paspraktikavimui paspaudinėkite D raidę. Nereikia. O, veikia. Jisai parenka vis kitą pradinį elementą ir nuo jo, kaip sakant, paieškokite, kaip turėtų viskas vykti. Atrodo paprasta. Labai gerai. Einam, pažiūrėti dabar. Mes turim užduotyse, pradinį kodą turim. Čia pažymėta pakeitimai. Sustabdėm kamuoliukus, kad neįdėtų. Priskiriam pradinis greitis tada 0. Ką dar įdomaus padarėm? Sukūrėm, kad turėtų vardą. Tie veikėjai. Vardus, kaip sakant. Taip, tos vardus mes čia kažkur ir piešiam. Pažymėjau, galim pažymėti iš karto. Ir taip, čia mes tos vardus jam priskiriam. Padarom. Va, čia irgi vardą priskiriam dar papildomai, kad būtų aišku, kuris kamuoliukas. Lengviau susigaudyti. Taip, padarėm, kad kamuoliukų būtų nebe 5, o 7, kad būtų įdomesnis grafas, net per mažas. Taip. Dar padarėm, kad galima būtų juos tampyti. Taip. Nebe vienas kamuoliukas seka pelę konkretus, bet tą, kurį paspaudė pelę pasižymimą. Pradės paspaudimas kažkur pas mus buvo. Taip, mouse press, perinam per visus veidus ir patikrinam, jeigu atstumas iki pėdės mažesnis spindulį, reiškia, mes paspaudėm ant to kamuoliuko, jį pažymim, kad jis bus tempiamas.
O kai atleidžiam pelę, pažymim, kad tempiamas yra 0. 0 reiškia nieko. Reiškia speciali reikšmė, kuri pažymi, kad objektas neturi konkrečios reikšmės. Tai dabar, kas toliau? Ryšių piešimą perkeliam prieš veidų piešimą, tam, kad būtų, va tai, va, matot, čia ryšiai užstoja biškį veidą tenais, ūsus nupiešia. Čia jie taip sujungti, mažiau mirga tos linijos. Ir interaction yra likus iš anksčiau, svarbiausia, kodo dalis bus čia, geltona. Gerai, nuskopijuojam viską, aš jau nuskopijavęs kažkur esu. Tai, tinklo ryšiai. Ryšių sekimas. Taip. Ir čia dabar yra palikti daugtaškiai, kurie kažko iš jų reikia padaryti. Tas algoritmas beveik paruoštas, tik tai dar neveikia. Pabandom paleisti ir... Ui, gerai, pažiūrim, kas čia jau yra. Yra eilė veikėjų, į kurios dėsim veidus. Pradžiai pridedam, veidai bus A ir B. Reiškia, mums reikia rasti, ar veidai A ir B siejasi. Tinkle, reiškia, tarp tarpininkus. Tarp draugus. Pasidarom kintamai, kad žinotume, į kelintą veikėją eilėje mes žiūrime. Analogiškai, kaip buvo čia, va, čia. Tai tas veikėjas pas mus būdavo QI, jų indeksas. Matom, pas mus čia keisdavo. Tai dabartinis antras, paskui eisim prie trečio. Taip, toliau. Tada, kol mums reikia šiaip tai suprasti, kol eilė nesibaigia. Kol dar yra eilė veikėjų. Nu ką, užpildome tą eilę ir matom, tada jau eilė baigėsi, tas QI pas mus pasidaro 10 yra tiek pat, koks buvo eilės dydis. Tai reiškia, jis tada jau pasiekė eilės galą ir jau už jo čia elementų nėra, tai jis numeruojama nuo 0, kaip žinia, dėl to, kai jis pasiekia eilės užribį, jo dydis sutampa su eilės dydžiu. Tai čia mums reiktų kažką įrašyti. Galbūt eilės dydis. Kaip jį sužinoti, eilė yra tiesiog sąrašas eilių tipo. Tai eilė size. Pasakys, kokio tai yra dydžio. Tai. Tada imam iš eilės dabartinį pagal numerį. Per naują čia paleisim gal. Ir patikrinam. Jeigu dabartinis yra jau tas, kurį reikia pasiekti, tai prašom, kad viskas gerai. Valio. Pasiekėm tą. O jeigu ne, sustabdom visą veikimą, grąžinam, kad pavyko, boolean reikšmę true. O jeigu ne, tiesiog einam per visus to veikėjo ryšius. Ką darom? Taip. Jo ryšiai saugomi, kaip žinia, klasės, veidas. Taip. Nekalama, klasės, veidas. Friends sąrašo pavadinimas. Taigi, mes imam iš to sąrašo dabartinio draugus. Friends. Prašau, kad pas mane čia viena lietuviškai, kitas angliškai, bet toks gyvenimas. Taip, tai patikrinam, ar to draugo dar nėra eilėje. Nes jeigu jau yra, tai pridėti jo nebereikia. Čia kaip, va, matom, trečias buvo pridėtas nuo antrojo, dėl to nuo penktojo jo pridėti jau nebereikia. Tiesiog jis jau yra eilėje. Nes kitaip gautųsi dubliavimas ir atsivestų labai keistų netikėtumų. Jeigu mes, pavyzdžiui, leisime pridėti jau esančius veikėjus, tai mes netyčia nuo antro pridėtume, pavyzdžiui, trečią, o paskui ateitume prie trečio ir nuo jo pridėtume visus jo draugus, tai tuo pačiu vėl pridėtume antrą į eilę. Ir tokia eilė gautųsi begalinė, nes vėl paskui prieitume antrą eilę ir nuo jo pridėtume trečią, o nuo trečią pridėtume antrą, taip toliau. Nu, ir kaip patikrinti, ar nėra eilėje. If not eilė contains
Draugas. Jeigu šitą draugą mes dar nepažįstame, tada į eilę pridedam draugą. Vadau. Draugas tai yra, aišku, ne numeriukas mūsų atveju, o objektas visas to veido. Ir kai baigiam reikalus su vieno veikėju, visus jo, tarkim, elementus pridėjom ir, reiškia, dar neaptikom čia to, kur reikia, nepasiekėm, tai reikia eiti žiūrėti kitą. Eilėje jis jau yra, tai reikia jo indeksą padidinti. Tai, kas yra QI, pas mus vadinasi kelinta žiūrim. Kelinta žiūrim. Padidinam. Na va. Čia ne dabartinė, o dabartinis. Ir jeigu mes per visus tos ryšius taip vaikščiosim, perėsim visą vailą, baigsis eilė ir mes nerasim, kad mes turėjom tą, kurią ieškojom, tai tiesiog grąžinsime false. Tai reiškia, kad nepavyko, nepaėjo. Ir kur mes iškačiam šitą funkciją, jinai parašta ir kažkur tai draw funkcijai mes ją naudojam. Jeigu turime tempiamą, nes mes tada tikrinam, jeigu tempiamas, kad ieškoti ryšio, patempiamo iki kam vieno, tikrinam, jeigu siejasi, tai atibraukiam tempiamą papildomą raudoną spalvą, čia red 200 ir kitur, čia kitoj vietoje jau mačiau. Tai dar parašom, kad siejasi. Tai. Siejasi. Kaip tai veikia, galim pažiūrėti naudodami debuginimo savybę. Bugą. Jis leidžia sekti kintamuosius ir jų reikšmes ir stebėti, kaip elgiasi algoritmas. Galim padėti čia sustojimo tašką ir kai paleisim programą, galbūt pavyks. Tai. Na ką, matom, čia yra tie veikėjai. Pabandom vieną pačiupti. O, atėjo, reiškia, dabar veiksmas į šitą vietą. Čia matom eilutę dabartinę. Ir ką mes čia turim? Turim veikėjus A ir B. Turim tą kamuolį 1, čia globalūs kintamieji, veidų masyvas. Taip. Ir mums tempiamasis, čia tampa su A. Galim pažiūrėti, A yra veido objektas. Neįsigaskite, jis čia parodo daug dalykų. Tai parodo kintamosius jo turimus vardą, V2. Mes paėmėm jo čia žalumą, jo draugų sąrašas, jo koordinatės ir taip toliau. Draugų sąrašą išskleidus būtų dar baisiau. Bet irgi neišsigaskit. Čia visokie dalykai, kuriuo aš net nesigilinu. Size yra, kiek yra tų draugų. O čia būtų jų, sakant, tas jau išvardinimas tų draugų. Bet dabar jie tuščias, tai reiškia, draugų neturi. Bet žiūrim, ką jis darys. Step, spaudžiam ir žiūrim, tik po vieną eilutę vyksta veiksmas. Kelintą žiūrim. Tai čia tos draugus mes paslipiam. Kelintą žiūrim nulinis. Eilė kol kas irgi turėtų būti gan tuščia. Size 1. Įdėjom tą patį pradinį elementą. Kol mažiau, pasiimam dabartinį, tai tą patį pradinį. Pažiūrim, ar jis tampa su galtiniu, ne. Pažiūrim, ar jis turi draugų. Jos galėtume įdėti į eilę. Deja neturi. Padidinam kelintą žiūrim. Kokias kelintas žiūrim. Buvo nulinis, pasidarys lygus vienam. Ir dabar jis jau turėtų tapti su eilės dydžiu. Čia vienas ir čia vienas. Dėl to veiksmas baigėsi. Žinam false. Taip, toliau pabandom paimti V4. Jis jau bus truputį susijęs. Turės bet vieną draugą pagal mane. Taip. Nežinau, čia sureagavo. Spaudžiam. Kažkaip gal čia kitaip reikia. Toliau tęsti. Continue. Taip, 4 paspaudžiam. Ir vėl atėjom šitą vietą. Galim daugiau sustojimo taškų pasidėti. Bent jau iki čia, kad atšokta. Continue, nušokti iš karto iki kito sustojimo taško. Taip. Žiūrim, ar turim draugų. Einam paeilutę. O. A, ne. Ar žiūrim, ar dar nesibaigė mūsų eilė. Čia žiūrim draugus. O, vieną draugą turim. Matom, kad tas A
Turi draugų, labai smagu, turėt draugų. Visą vieną draugą. V3 jo draugas yra. Teisingai, V3. Ir, aišku, nueis pas tą draugą, įdės jį į eilę. Dabar galima skleisim, o čia išskleisim. Taip, buvo 3 eiliai, dabar pridėsim kažkur tai draugą. O, atsirado dar draugas eiliai. Na, nelabai čia patogiai viskas klaidosi, bet galim pažiūrėti. Čia V4 buvo, o čia pridėjom draugą V3. Taip, ir kas toliau? Padidinam tą, kurį žiūrim. Paimam jį kaip dabartinį. Dabartinis turėtų patapti. Taip, veidas dabartinis turėtų atsirasti. Tai yra 3. Ir jis draugų turi, bet tie draugai jau yra eilėje. Ir tas tipas nieko toliau nedaro su pirmu draugu, antroji taip ir neturi. Dėl to padinam kelintą žiūrim, yra 2, o eilės dydis irgi yra 2. Todėl baigėsi reikalai, grąžinam false. Taip, pabaigai noriu dar vieną patogų dalyką parodyti. Čia sustabdom. Galima programos kodą, tai yra didokas, čia pas mus poros 100 eilučių, išskaidyti į atskirus failiukus. Procesingė labai paprastai tai padaroma. Spaudžiam čia rodiklę žemyn, new tab, sugalvojam pavadinimą, tarkim čia prašom klasės, čia galim perkelti dalį kodo. Šiuo atveju man, tarkim, būtų, kad lengviau orientuotis, perkeliam tai, kas yra klasių aprašai, pagrindinę programą paliksim savo vietoj. Taip, kopijuojam, dar sukuriam vieną tabą. Čia bus tebūnie new tab, ryšių sekimas. Ryšių reikalai visi. Tai jie bus pabaigoj. Tai mums čia pravers ir ar siejasi funkcija ir funkcija interaction. Mouse press, paskui ten galim palikti prie pagrindinio veikimo. Tai interaction buvo čia. Galime netgi kiekvienai funkcijai paskirą tabą, jeigu funkcija didelė. Niekas nesupyktų. Procesingas automatiškai tos kodo gabaliukus apjungia į bendrą failą kažkaip ir paleidžia. Kitose programavimo aplinkose ir kalbose dažniausiai reikėtų dar nurodyti, kad kažkur čia būna koks nors import pasakyta. Import classes, pavyzdžiui, kuris liepia iš kitų failiukų kodą prijungti į, tarkim, pagrindinį. Pažiūrim, ar tikrai veikia, debugą galim išjungti, nes jis kartais keistai elgiasi. Nu ką, atrodo paleido. Taip, siekt galima, siekt galima. Valio. Reiškia, viskas veikia, dabar programa čia tokia pagrindinė šias eilutės, jinai rūpinasi, vadinkim, organizavimo piešimo, čia sąveikos su tave. Klasės yra atskirai čia aprašytos. Klasės, ryšių sekimas yra 2 funkcijos, ryšių užmezgimui, piešimui ir, reiškia, ryšių ten tolimesniam sekimui. Paieškai į plotį. Ačiū dėmesį, iki malonaus